Tai sveiki visi, šiandien servise 007 Land Renzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse. Noriu pademonstruoti dar vieną Jeep Grand Cherokee automobilį. Jam be abejonės montavom kokybišką Land Renzo sistemą. Klientas nepatingėjo netgi tokiais keliais, kokius dabar turim už lango atvažiuoti iš Klaipėdos, tam, kad būtų sumontuota kokybiška sistema, kad darbai būtų atlikti preciziškai, tvarkingai, sistema būtų gerai sukalibruota ir paruošta atiduoti klientui. Taip ir yra būtent su šiuo automobiliu. Tai 2019 metų 3,6 pentastaras iki skausmo pažįstamas variantas. Prieš dujinės įrangos montavimo buvo pakeistos ir uždegimo žvakės, tam, kad tų problemų nekiltų, kadangi rida yra tokia, prie kurios jau reikia tas žvakės keisti. Be abejonės, tai reikia gal tik tai paminėti, kad atsirandant dujinė įranga, jokie gamintojo numatyti servisai nesikeičia ir reikėtų jų ir vadovautis. Jeigu yra ties tam tikrom ridom nustatyti tam tikri servisai, tai jų nereikėtų atlikti nei dažniau, nei rečiau. Tiesiog kiekvieno kliento vairuotojo savininko automobilio reikalas, kiek bus sekama šitą istoriją ir tie, reiškia, serviso intervalai, kiek bus jų laikomas. Tai va, tai sumontuota Land Renzo sistema, pats valdymo blokas, kaip visą laiką puikiai tinkančioje vietoje, štai šitoje, greta benzininio valdymo bloko, prie kurio mes susilituojam visus kontaktus. Mums reikalingų signalus be abejonės, skystos fazės filtras, dujų vožtuvas OMB BFC štai šitoje vietoje, patogus aptarnavimas, priėjimas, Land Renzo LI10 turbo oversize dujų reduktorius, atnaujinto tipo su dirvų surinkimu dujinės fazės filtras, slėgio daviklis ir po dangčiu pasislėpia ir juos dengia, reiškia, Reilo IG7 Dakota dujinius purkštukus dangtis, pats dangtis tvirtai savo vietose, be jokių iškelimų, be nieko, viskas taip, kaip ir turi būti padaryta. Na, visi dujinės įrangos montavimo darbai aš jau kartojasi, be abejonės daug kartų, yra pagal aukščiausios kokybės standartus, tai yra, reiškia, specialios apsauginės gofros, spyruoklinės sąvaržos, teflonų dengtos žarnos tam, kad nebūtų kvapų nei variklio skyriuje, nei salone, nei aplink automobilį. Dujinės įrangos laidynas taipogi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui, parenkant tinkamus laidų ilgius, juos sugrupuojant, įvelkant į apsauginės gofras, kiekvieną kontaktą lituojant, apsaugant termokembrikai su klijais. Dujinės įrangos saugiklis taipogi išvestas štai čia, instruktažo metu klientui bus visą tai parodyta, pademonstruota ir paaiškinta. Variklio skyrius švarus, gražus, viskas nuvalyta, blizga, taip kaip ir turi atrodyti po kiekvieno tvarkingo dujinės įrangos montavimo. Tiek apie, aišku, variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojam ten, kurio pagidauja klientas, dažniausiai štai šitoje vietoje pas Jeep Grand Cherokee, labai gera vieta, guminis afadėlis aplink mygtuką, estetiškai tvarkingas, be jokių kantų aštrių, tikrai puikiai tinka ir tikrai labai ten gera vieta. Pildymas prie benzino užpilimo vietos, nerūdijančio plieno varžtai, truputėlį iškelimas tam, kad pistoletas labai giliai nekristų. Iš nugarinės dalies speciali plokštelė dedama tam, kad jis plasmasėje tvirtai būtų, nes vis tiek pasijungia pistoletas su žarna, lūžimas pakankamai nemažas. Tai viskas padaryta tvirtai ir patikimai. Na ir dujų balionas atsarginio rato vietoje, daiktadėžės šalimai, 80 litrų, Bormech balioniukas, gražiai viskas susideda į vietas. Tvarkingai atsigula, kaip matot, lygiai užsidaro. Tai va, tai tiek apie Land Renzo dujinės įrangos montavimą į šį Jeep Grand Cherokee. Tokių eilėje turime bent 5, tai tikrai populiarus modelis, turbūt Jeep Grand Cherokee ir Dodge Durango yra patys populiariausi modeliai šiai dienai. Taip, kad jeigu panašaus kažką įsigijot ir ieško tikrai kokybiškų sprendimų, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.